Sveiki visi, kas yra gimę vandenį, taip pat ascendentas vandenis, tai horoskopas Liepos 6-12 dienomis, kas yra svarbu, ką tu turi žinoti šią savaitę. Vandenį. Pas jūs prasideda atostogos. Daugelis iš jūsų išvažiuoja į atostogas, ilsėtis, tačiau noriu truputį nuvilti, kad gal tos atostogos nebus tokios pramogingos, taip kaip tu gal norėjai. Bus truputį gal liūdnesnės, ar nebus tiek daug, bus ramios, taip pasakius. Kai kurie iš vandenių susipažins šią savaitę su žmogumi, su kuriuom galės ilgai turėti gerus santykius, kurie daves net iki oficialaus rezultato. Kai kurie vandeniai gaus iš savo partnerio kažkokį tai ar dokumentą, ar kažką, tai kad pasakys, gerai, leisk, mes gyvensime kartu, aš noriu tave supažindinti su savo tėvais, padarykime mūsų bendravimą oficialiai, pradėkime gyventi kartu, taip gali būti. Taip pat kai kurie vandeniai, kurie laukia kažkokių svarbių dokumentų, gausite juos, bet šitie dokumentai dar nebus rezultatas to, ko tu norėjai. Gal tai kažkoks bus tarp galutinio rezultato, kuris dokumentas sako, gerai, jūs dabar jau einate į priekį, tai yra pažyma gauta, bet dar tai ne rezultatinis dokumentas. Iki to dar truputį jums reikės palaukti. Visi, kas laikė egzaminus kažkokius, pridavinėjote kažkokius dokumentus, dar šią savaitę atsakymo negausite. Ir kai kurie vandeniai saugokitės peršalimo šią savaitę. Taip pat gali tai įvykti. Tai va buvo trumpas horoskopas. Jei norite ilgesnio, tai eikite į YouTube kanalą. Ir ten bus horoskopas visiems ženklams Liepos mėnesiui.